Betson generalinis Vilniaus Žalgirio rėmėjas. Manau, šiandien galime pasidžiaugti, bet tai yra tik tai pirmas kėlinys. Kaip žinom, už savaitę žaisim Lietuvoje, Vilniuje ir tada viskas ir išsispręs. Taip, kalbant apie rungtynės, aš manau, aš mačiau vėl gana daug gerų momentų ir gal šiandien matėsi tai, kad mes vidury sezono esame, o jie kol kas tik tai pradeda. Tai tas visas dalykas matėsi antram kėlinyje, kai turbūt varžovas išlyginęs, kaip ir galvotum, kad jisai eis į priekį žaisdamas namuose, o gavosi viskas atvirkščiai. Mes kontroliavom žaidimą, manau, kūrėm tos momentus ir įmušėm įvarčius. Tai sveikinu šiandien komandą ir mūsų sirgalius, kurie atvyko ir gausiai mūsų šiandien palaikė. Liktais pora traumų, ar ne? Kokia situacija? Taip, pora nemalonių tokių traumų yra, bet tikiuosi rytoj viskas įsispręs, matysim, kas jiems atsitiko. Labai noriu tikėti, kad ten nieko rimto nebus. Treneri, vakar kalbėjot, kad varžovai nors ir iš Balkanų regiono, bet nėra tokie grūbus. Tai kaipgi buvo iš tiesų, žvelgiant, kad ir 2 kartus medikai bėgo į aikštę? Aš nesakyčiau, tai vyriška kova ir aš nemačiau kažkokių tai provokacijų, tai nieko negaliu sakyti šiuo klausimu, kad mes buvom provokuojami ar dar kažkas, tai buvo vyriška kova. Taip, keletą kartų gal bėgo mūsų medikai, bet žaidybiniai momentai, kurie būna visose rungtynėse. Faktiškai nei jūs, nei Petrovacas nežaidė savo namuose, ar matėte tame kažkokį pranašumą? Aš manau, kad tikrai yra tas pranašumas. Petrovacas nežaidžia namuose, turbūt namuose jie tikrai kitaip žaistų. Tai be abejo, kažkoks pranašumas turbūt yra, bet, sakyčiau, vienas malonumas čia buvo atvykti ir žaisti, nes, patys matot, aikštė puikiai ir mačiau, kad momentais komanda mėgavosi žaidimu. Aišku, ką reikia iš Žalgirio pusės pataisyti prieš atsakomąjį mačą. Matėt to, kas nerimą keltų? Be abejo, aš manau, visose rungtynėse yra ką galima pataisyti ir tas praleistas įvartis, jisai krito būtent po mūsų klaidos, kai perėmėm kamuolį ir aš manau, kad galėjom išeiti į labai gerą perspektyvią ataką, o mes jį praradom aikštės viduryje ir iš to viskas įsirutuliojo, kad varžovas surado tą pranašumą aikštės viduryje, nes trūko mūsų kelių žaidėjų atraminių būtent tame aikštės ruože ir įmušė, manau, tikrai fantastinį įvartį. Užtikrintai pradėjot rungtynes, bet po to po pelnyto įvarčio ir klaidų kažkiek pasipylė ir žaidimas toks vangokas atrodė, bet antrame kėlinyje viskas pasikeitė. Tai kokius akcentus sudėliojot per ilgąją pertrauką ir ar jie pasiteisino? Tai būtent ką jūs ir sakot, įmušėm įvartį ir atrodo turėjom gana nemažai to kamuolio ir pradėjom klysti būtent tokiuose momentuose, kur pradėjom ar ilgesnį kažkur tai mesdavom, kur niekas to neprašydavo, prarasdavom vieną kamuolį kitą aikštės vidurėje irgi. Buvo tokie momentai, kur galėjom biški atsakingiau sužaisti ir žinot, kai parandi vieną antrą kamuolį, varžovas kažkiek tai paučia, kad jisai gali. Jisai tikrai nebuvo beviltiškas, su kamuoliu jie irgi žaidė ir pirmą kėlinį aš mačiau keletą tokių momentų, kurie mums kainuodavo nemažai, ypač mūsų dešinėje pusėje. Jie perkraudavo tą pusę ir ne vieną kartą gana gerai išėjo iš to, po pirmo kėlinio, per pertrauką mes tą dalyką pakoregavom šiek tiek ir jau antram kėlinyje to nebuvo, bet turbūt irgi matėsi, kad jiems stigo jėgų žaisti be kamuolio, turbūt yra tikrai nelengva ir aš manau, mes nemažai momentų gerai kontroliavom. Treneri Petkovičius, Belenkis, antras rungtynės iš eilės, rezultatyvūs veiksmai, kiek džiugina puolėjai? Nežinau, džiugu, kai bet kas įmuša įvarčius, o kai puolėjas, čia jų duona. Tai Petkovičius šiuo metu matom, kad demonstruoja gerą formą, jisai įmuša įvarčius, jisai padeda komandai, bet čia visos komandos darbas, čia nėra, kad tik tai puolėjai. Tai gynėjai irgi darė savo darbą, vidurio saugai irgi, tai sunkiai dirbom tam, kad pasiekti tą rezultatą. Trenerė, to atakoje atrodo, kad nesilaiko tokių konkrečių formacijų, daug laisvės, daug erdvių. Kaip jums Pauliaus Golubicko rolė krašte? Ar jūs vis dėlto matote ir toliau tenai žaidžiantį taip daugiau laiko, ar vis dėlto dar ieškote jam pozicijos? Žinot, aš paatvirausiu, atakuojantys žaidėjai, aš jų nestatau į rėmus. Aš jų nestatau, nes pats pagrindinis darbas mano kaip trenerio atvesti juos iki tos trečios zonos, o ten jau jų yra, kaip pasakyti, improvizacija. Aš tikiuosi iš jų
kažko tai tokio nestandartiško, o Paulius taip, na, jisai nėra kraštinis saugas, bet tai nėra tai, kad aš jo prašau žaisti krašte ir atlikti būtent saugo kraštinio funkcijos. Jisai gali judėti laisvai, jisai gali atsirasti vidury ir aš to iš jo tikiuosi, kaip ir iš kiekvieno žaidėjo, kuris turi atspėti, pamatyti tą, kaip pasakyti, na, tas laisvas zonas išnaudoti ir jie gali keistis pozicijom, rotuotis ir aš to noriu, aš jų nepririšu prie tam tikrų dalykų. Taip, yra kažkokie tai gal gynybiniai niuansai, ką jie turi vykdyti praradus kamuolį, bet na, atakoje aš laukiu iš jų kreatyvumo, tai tie. Atsakomos rungtynės po savaitės Vilniuje, sirgaliai demonstruoja šį sezoną rekordinį aktyvumą. Ko tikitės savo namų stadione? Na, aš tikiuosi, kad stadionas bus pilnas ir sirgaliai ateis mus palaikyti, o iš savo komandos tikiuosi, kad niekas nėra nuspręsta. Tai yra rezultatas 3-1, norisi gerų rungtynių. Aš manau, kad sirgaliai šiais metais nusipelnė iš mūsų kažko tai daugiau. Tai jie savo darbą daro, jie ateina, palaiko, kartais mes juos pavedam ir norėčiau labai, kad būtent ketvirtadienį mes pademonstruotume gerą žaidimą ir sirgaliai rinktųsi toliau stadione.